išsipildymas. Kadaise Solerno mieste gyveno Zerbinas, jaunas medkirtys. Jis neturėjo nei pinigų, nei giminių, nei draugų. Nemėgo tuščiažodžiauti ir kištis į kitų reikalus. Todėl kaimynai jį vadino nevykėliu, o merginos jį praminė Zerbinu Liurbiu. Vesiu pleputę. O, prakeiktas medis. Kirtu nuo pat ryto ir nukirsti negaliu. Tada pasaulyje retkarčiais dar buvo galima sutikti fėjų ir niekas tuo nesistebėjo. Užmigti vidudienį pačioje kaitoje ir sugalvok šitaip. Pasakė naujieną. Ir pats žinau, kad esu Zerbinas. Mano drauguži, tu išgelbėjai man gyvybę. Nepagalvojau jūsų gelbėti. Tik kitą kartą eidama miegoti, apsidairyk aplinkui, ar nėra žolėje gyvačių. Zerbinai, kuo tau atsidėkoti? Nori, galiu tave padaryti laimingu. Aš ir taip laimingas, man nieko nereikia. O kai žmogui nieko nereikia, tai jis turi viską, ko nori. Vargšas jaunuoli, gaila, labai gaila, kad nieko nenori, tik aš nenoriu likti tau skolinga. Pats pasakei, kad žmogus laimingas tada, kai turi viską, ko trokšta. Te išsipildo kiekvienas tavo noras. Kad turėčiau tokį kirvį, kuris eitų per medį kaip per sviestą. Puikiai nukirsta, lyg pjūklu nupjauta. Palauk, Zerbinai, o kas bus toliau? Neblogas
bičiulėlis, nieko nepasakysi. Tik viena bėda, kad nešant jo, jis ant manęs jos. Kad jis turėtų kojas kaip arklys. Tada šalyje viešpatavo gerasis karalius Mušamelis. Jis turėjo gražią dukterį Alelę. Jau 3 metai tėvas ruošėsi išleisti ją už vyro. Bet princesė atstumė visus jaunikius. Jai atrodo, kad rūpi ne ji, o jos turtingas kraitis. Pažvelkite, tai jūsų šviesvietai princas Dekapris. Богиня Салерна, вы пугливы, как серна, но не бойтесь меня. Я служить буду верно королеве Салерно до последнего дня. Маркиза Сорренто. Своей добьюсь я цели. Моею будь Алели. Liaukitės. Kaip jums negėda? Kasgi čia juokingo? Geroji panelė, kodėl jūs tokia liūdna? Linkiu pamilti šaunų jaunuolį, kuris sugebėtų jūs pralinksminti ir už jo ištekėti. O tuo metu karalius Mušamelis rymojo soste ir mąstė apie savo liaudies laimę. Tėve. Kas atsitiko? Radau žentą, apie kurį svajojate. Radai žentą, puiku. Tai kaprizai baigėsi. Na, už kokį mes ištekam? Už princo Dekaprio. Ne. Gaila. Tai gal už markizo Sorrento? Ne. Labai gaila. Na tai pagaliau už kokį? Nežinau, kuo jis vardu. Nežinai. Tai kas jis? Princas, grafas,
ar parkysas? Nežinau. Argi tai svarbu? Labai svarbu, dukrelė. Kurgi jis tas tavo išrinktasis? Jis ką tik prajojo pro šalį ant žabarų ryšulio. Ant žabarų ryšulio. Kažkokie burtai. Sargyba! Jei nors vienas plaukelis nukris nuo jo galvos, galite kasti man duobę. Mano namuose amžinas pragaras. Kas iš to, kad aš karalius, nei savo rūmuose negaliu nė valandėlės ramiai pasnausti. Tarp kitko, aš galiu nieko nesirūpinti. Pakvieskite poną Mistigrisą. Štai garsusis ministras, kuris karaliaus Mušamelio vardu rūpinasi Salerno klestėjimu. Mielasis pagaliau, mano karalystėje velniai žino, kas darosi. O aš, karalius, visą tai sužinau paskutinis. Prašau atleisti jūsų didenybę. Viskas tvarkoje. 3 vaidai jūreivių tarpe, 6 smūgiai peiliu, 30 vagysčių, 2 nužudymai, daugiau nieko nėra. Tai ir viskas, kas jums žinoma? Tai aš daugiau žinau už jūs. Kažkoks žmogus ant žabarų ryšulio prajojo pro aikštę ir užbūrė mano dukterį. Ji panoro už jo ištekėti. Jūsų šviesybė, viską žinojau, bet nenorėjau jūs varginti dėl tokių niekų. Puiku, gerbiamasis, bet jei po 4 valandos nepristatysite to klajūno čionai. Po 10 minučių nesurasite to žmogaus? Jei po 5 minučių. Nekinėtojai, jei po 3 minučių. Pane Mistigrisai, ar tiesa, kad jūs liepite surasti ir nubausti mano jaunikį? Ką jūs, gerbiamoji? Jis turi atvykti. Karalius pritarė jūsų vedyboms. Jis pažadėjo. Ačiū, tėve. Ačiū. Gerasis kamerjeri, to jau ateis mano jaunikis. Sutikite jį iškilmingai. Jūs iš proto įsikraustėte, kad drįstate įsakinėti princesei, karaliui ir pakeisti karališkąjį įstatymą. Jūsų šviesybė, jūs pats žadėjote savo dukterį išleisti ją už vyro. Tegu išteka, o po to išleisime įstatymą, kuris skambės šitaip. Jeigu dvariškis neturys barono vardo, išdrįso paimti į žmonas princesę, jam bus nukirsta galva. Jeigu akiplėša pasirodys esas miestelėnas, jis bus pakartas. Jeigu jis nevykėlis, jis bus paskandintas kaip šuo. Zerbinas dar nespėjo parduoti žabarų ryšulio, ant kurio atjojo, o Salerne tik apie jį ir tekalbėjo.
Todėl policininkams nesunku buvo surasti žymų į medkirtį. Zerbinui buvo pranešta, kad jį karalius kviečia į rūmus. Ei, ar negalite mandagiau? Pamanyk, koks jautras. Gal liepsite vesti už parankės? Norėčiau, kad jūs būtumėt mano vietoje. Zerbinas pavargo pirmasis, nedvariai saugo, todėl nebuvo pratęs lankstytis. Gana, užteks. Ko jūs čia vietoj trypčiojat? Verčiau pašoktumėt. Čia dabar. Ei, pašokote, užteks. Tėve, tai jis. Matau, mistigrisai, iškvoskite šį jaunikaitį. Prisipažink, šelmi, nenaudėlį, plėšėkę. Ar tu burtininkas? Toks pats burtininkas kaip ir tu. A, ne vidonė, dar ginsis. Na ir įsiuto. Tiek to, lokšų nelok, tik nesikandžiok. Išlaisvinkite šalį. Išvaduokite žemę. Nuo šito stebukladario. Ką jūs siūlote? Mirtį. Virvę. Ugnį. Spręskite, tėve. Jis mano jaunikis. Kur bus jis, ten ir aš. Nelaimingoji, tu paskelbei savo nuosprendį. Ei, sargybą, suimti juos. Tuojau pat sutuokti rūmų koplytėlėje, po to įsodinti laivą ir paleisti atviron jūron. Ei, sargyba, suimkite mistigrisą ir įmeskite į tą patį laivą. Aš tik tada nurimsiu, kai žinosiu, jog šalia mano brangiosios Alelės yra ir tas nenaudėlis. O, karaliai, kokie jūs nedėkingi. Tuo metu karalius grįžo atgal į rūmus, vėl patogiai įsitaisė soste ir ramiai snūstelėjo po sočių pietų. Princesė Alelė užmiršo praeitį ir negalvojo apie ateitį, juk nesvarbu, kur ji keliauja, svarbu, kad kartu su Zerbinu. Mirsime čia visi badu. Ne, šis valgis ne jums. Reikėtų apelsinų, vynuogių,
Štai ir sužinojau tavo paslaptį nenaudėlį burtininkę. Dabar priversiu tave norėti to, ko geidžiu aš pats. Pirmiausia, man reikia prisivilioti Alelę. Senjorė Zerbinai, ar nevertėtų jums įteikti savo žmonai vestuvinę dovaną? Vestuvinę dovaną? O iš kur aš ją gausiu? Iš jūros dugno ar ką? Na ir keliauk dovanos, jei nerimsti. Metas jai nurimti dar pridarys kokios bėdos. Senjorė Zerbinai, šis laivas netinka princesei. Liaukitės, mistigrisai, man gerai ir čia. O jeigu jūs vietoj šitos senos geldos turėtumėt didelį gražų laivą? Gerai, tebūnie taip, kaip nori, kad tik negirdėčiau tavo tauškalų. Tikiuosi, jūsų šviesybė patenkintas mano nuoširdumu. Patylėk, tu plėpy, nors iki rytojaus. Paleidau. Tai bėda. Ne bėda, o laimė. Aš vėl prabilau. Aha, tėtė, mama, košė, valio. Galite įsivaizduoti, kaip mistigrisui nusibodo plaukti nežinia kur. Jis tik ir te galvoja apie tai, kaip Zerbiną priversti išlipti sausumon. Kad tik šis nelabasis burtininkas neprisimintų savųjų miškų ir kirvio. Pamėgink tuomet būti medkirčio ministru. Ak, mano drauguži, kaip gera būtų gyventi dviese namelyje ant upės kranto. To dar betrūko. Ak, senjore, pažvelkite. Greičiau pažvelkite ant tai. Aš nieko nematau. Kokie puikus marmuriniai rūmai. Rūmai? Nenoriu į rūmus. Vėl nuobodžios neįdomios damos, įkyrūs liokajai. Teisingai. Ką mums tie rūmai? Tokių rūmų jūs, senjorė, niekada nematėte. Juose nėra nei liokajų, nei tarnų. Nuo tokių rūmų ir aš neatsisakyčiau. Ko tau reikia, Nieko. Aš tik norėjau paklausti, kieno šie rūmai.
Šie rūmai senjoro Zerbino. Dorai mylasi prosim, Dorai mylasi prosim. Kaip čia gražu. Taip, gražu. Tik atsisėsti nėra kur. Nei kėdės, nei suolo. Taip, dabar tik stalo trūksta. Na, jeigu stalas jau yra, tai ir ant stalo kas nors turėtų būti. Вот сладкие вина, вот блюдо форели, ответы Зербино, попробуй Леонели. Вот ножка павлина, грудненько газели, попробуй Зербино, ответы Леонели. Na, senjore, kaip? Neblogai? Juk viskas čia tai mano rankų darbas. Nu, tik, akmens stulpe. Aš visada sakau tiesą. Jeigu šių rūmų siena sako tiesą, aš niekada nebūsiu ministras. Ar negeriau jums, senjore, vadovauti kokiai nors gerai, ištikimai tautai? Būti karaliumi? O kam? Drauguži mano, neklausykite jo. Mums taip smagu čia dviese. Trise. Aš toks laimingas greta jūsų. Meluoji! Tu meluoji! Kasgi tai? Senjore, visa tai šmeižtas, netikėkite. Meluoji! Meluoji! Tai tu iš tiesų toks melagis? Neždinkis iš čia! Tokiam melagiui geriausia skristi į mėnulį. Tokiam senam melagiui tik skristi į mėnulį. Tokiam senam melagiui tik skristi į mėnulį. Mano drauguži, jums čia patinka? Žinoma, tokie didžiuliai medžiai, ne vieną ryšulį žabarų prikirščiau. Ach, Zerbinai, jūs manęs nemylite. Kas jums? Argi aš jūs kuo nors įžeidžiau? Ne, jūs manęs neįžeidėte, tik nemylite. Jūsų širdis šalta. Grr, net mano skruostai pabalo. Turbūt aš labai kvaila ir pikta, jeigu jūs visai nenorite manęs mylėti. Stebiuosi jūsų meilę. Na gerai, gerai, tik neverkite. Tebūnie taip. Aš irgi noriu jūs pamilti. Aš myliu jūs, Alelė. Aš myliu jūs. Aš myliu jūs. Kokia aš laiminga. Na, rodos, aš čia daugiau nebereikalinga.